mes juos sutaršysim, suėsim, sulūksim ir mums vaikai nesvarbu, kai jie iš vaikų namų. Kas tas baltas bėga čia? Sveiki atvykę į laidą Kas juoksis paskutinis. Ačiū labai, Emili. Sveiki įsijungę Kas juoksis paskutinis. Tai yra improvizacinė laida. Šiandien dar vienas neįtikėtinas sąsatas, dar daugybė neįtikėtinų žmonių, šiaip 3. Kaip ir sakiau, aš pradedu mokausi ir, karočią, pradedu mykščiat, jau perima paniką. Bet nieko, viskas bus gerai. Tai nieko nelaukdamas noriu pristatyti mūsų laidos dalyvius. Pirmasis šiandien mūsų laidoje, va čia tai monstras. Taip apie jį sako vyrai sporto salėje ir moteris, kai pamato jo penį, tai Emilis Jokūbas. Paplokit Emilijų, blemba. Emili, gal gali įsitraukti savo penį? Blemba, tas monstras gan nedidelis, žinok. Gan nedidelis. Nu, svarbu, tu nemažas. Labiau, žinok. Kitas mūsų dalyvis, kaip mes sakom, dalyvis iš gatvės, yra renginių vedėjas, kurį pasisamdote, kai sužinote, kiek kainuoja Mantas Stonkus. Tai Jonas Jačiunskis. Plojimai Jonui. Labiausiai neįtikėtinas šiandien dalyvis, greičiausiai. Negirdėjau nieko, ką sakė. Kaip tai jautiesi, Jonai? Tau pirmas kartas? Jaudinas. Taip, aš galvojau, kad skemas čia, kai mane pakvietė, kaip ir Žemaitaitis, nesusiprato. Ir kaip pamačiau, kad Emilis Jokūbas čia dalyvavo, galvoju, kad tikrai skemas. Nes liktai išvarė iš auditorijos. Jo, o klausimas buvo, kaip jautiesi? Pradedu kalbėti nesąmonės, tai jaudinas. Tu irgi panikoj? Panikoj. Malodės. Paplokim dar Jonui, duokim jam meilės, šilumos. Na ir paskutinis mūsų dalyvis save vadina 1000-mečio vaiku. Aš labai norėčiau, kad jis mane vadintų savo vaiku. Tai Mantas Stonkus. Sveiki, gyvi visi. Labą dieną, Lietuvos žmonės. Aš tik noriu visiems pasakyti, kad jūs net neįsivaizduojat, ant kiek sudėtingas tai yra formatas. Mes esame visiškai nesiruošę, esame visiškai nesusipažinę su medžiaga ir dar turėsime vaidinti su visiškai neprofesionalais. Taip. Wow! Stonkus dar ką tik parodė, kad turim neprofesionalų vedėją. Viską nafku paaiškino. Ačiū, kad man nereikės nieko daryti. Tai kaip Mantas ir sakė, formatas pakankamai sudėtingas, tai reikės jūsų daug meilės, daug palaikymo. Galim pradėti nuo pirmojo raundo, kuris yra gyvūnai, daiktai ir veiksmai. Ką reiškia, kad kiekvienas žaidėjas turės įgarsinti tam tikrą dalyką. Tai Emiliu, pradedam nuo tavęs, prašau, parodyk mum ruonį. Šitie, ne? Jo, Labiau bedantė prostitutė. 50 евро 1 часа. Nice, palaim. Pamiršau paminėti vieną labai svarbią detalę, kad už kiekvieną kažkokį vaidinimą ar juokelį aš dalinsiu pinigus, kadangi pinigai yra ne mano, o Antano man visiškai pohai yra ant tų pinigų, tai aš tiesiog mėtysiu jos kairien dešinien. Iki kol šitas klubas sugrius, tai Emili tau už labai vidutinį ruonį 15 eurų. Už tokią nesąmonę 15 eurų. Gerai, užsičiauk minus 2 eurai. Opa, malodės. Tai yra minusas šitam ekranė. Žiūrėk, aš esu vedėjas. Čia jis yra vedėjas. Čia yra vedėjas. Ir tu nesi vedėjas. Tu nesi vedėjas, Jonai. Jonai, parodyk mum ožį. Tai visų pirma, labas vakaras. Kas čia palaiko Joną? Okei. Nori aš parodysiu ožį? Tai visų pirma, labas vakaras. Jokauju. Ne, aš ožiaragis, viskas okei. Daug žolės, o, zdorova. O, Roni, zdorova, ką čia veiki? O, be. Sveikas, aš Ronis. Gerai, vabuojam Jonui ir duodam Jonui 4 eurus. Kad būtų pasistengti. Mantai, parodyk mum tarakoną. Sveiki, aš Artūras Orlauskas. Geras, ačiū labai. Prašom. Ačiū labai. 4 eurai ir tau. Gerai. Emili, parodyk, kaip atrodo vibratorius.
Tu lahui. Kas tas baltas bėga čia? Jau čia nehigieniška labai. Oi, tu na, kiek pūlių. Kur tu lendi? Sorry, aš netyčia. Laurimai myli. Aš į žaizdą, bet aš į žaizdą lindau, nei pizdą. Į žaizdą lindai? Wow, geras. 6 eurai tau vibratoriau. Jonai, grandininis pjūklas. Vai, plojimai Jonui, 10 eurų tau Jonui, negi man gaila, 10 eurų. Ne, -2 už tai, kad achuėlino labai. Negali prašyti daugiau manęs. Kiek duoda, tiek džiaugis. Mantai, meškerė. Tokia vėgelė, eik tu, na. Nežinau to video. Minus dar 2 eurai Jonui. Minus dar 2 eurai Jonui. Ir dar 10 eurų duoda man. Ačiū labai. Emili, parodyk mums, kaip atrodo 18-asis gimtadienis. Galiu palei savo experience. Jo, pilnai. Blia, turėtų ateiti jau kažkas. Mam! A tu Tomui paskambinu? Viskas, Emili. O, žiūrėk, ateina kažkas. O, sveikas, blema, malonu prisėsk. Ai, dėl skolos. Ai, supratau, nu gerai. Bet čia gimtadienio dovana mano. Nu, gerai. 12 eurų tau, kad gražintum skolas. Plojimai dar kartelį Emiliui. Jonai, viešasis transportas. Atsiprašau. Nu, biški žiūrėkit. Čia viskas. Plojimai Jonui. 4 eurai. Mantai. Basanavičiaus gatvė. Galiu iš klasikos kišenėlės kažką paimti. Tai seniai Palangoj. Čia susitiko draugeliai mano. Plojimai dar kartą Mantai už puikų muzikinį interpą. Ir duodam dar 6 eurus Mantai. Ačiū labai. Na kągi, galim keliauti toliau į situaciją. Situacijos po vieną. Emili, padaryk mums situaciją kunigas per mišias skaito sekso prekių reklamą. Sveiki visi susirinkę, broliai ir seserys. Žinau, kad jūs labai seni pensininkai paliegę ir mažai pisatės. Gal biški paivairinam ką, gal biški tas senas pizdas prajudinam ką. Ar esat girdėję apie vibratorių? Ne, čia ne prietaisas, čia ne prietaisas žemės ūkiui. Čia yra jūsų vagenom. Šis mechanizmas gali jūs padaryti laimingas. Ar jums atsibodo žiūrėti kiauras dienas pro langą ir rėkti jaunimo, kad per garsiai mėsto kamuolį į krepšinį, tai nuo šito nebenorėsi taip daryti. Nes būsit pilnai užimtos, o taip pat ir vyram. Analinis plūgas. Ar atsibodo dirbti kaime su plūgu, galima atsipalaiduoti su kitokiu plūgu. Aš jums plaginu šitą plūgą. Šaunuolis Emilė, 10 eurų tau, Jonai. Labai gerai besimokantis vaikas pranešinėja tėvams, kad gavo 2 iš matematikos. Labas, tėtė, labas, mama. Prisiminkit, kad aš toks geras sunelis buvau. Pamenat, praeitą dieną aš gavau 10 iš biologijos, o šiandien gavau 2 iš matematikos ir mes rytoj su visa klase keliaujam pamatyti pas kunigo jo vibratoriaus. Va, taip. Plojimai Jonai, blemba. Plojimai Jonai. Aš tau Jonai už vaidybą duodu 15 eurų. Man negaila. Antano pinigai man.
Kaip man atsibodo visi šitie darbai ir visos šitos komedijos. Kaip norėčiau vakarėlį, bet visi draugeliai laidose irgi. O, idėja. Tai tam kartui tada. Na, o jeigu ir jūs nuobodžiaujate ar norėtumėte mūsų laidą žiūrėti su didesne kompanija draugų, jums padės mūsų laidos draugų programėlė DeedGo. Tai offline socialinis projektas skirtas gyvam bendravimui. Jeigu neturi ką veikti, atsisiųsk DeedGo programėlę, pasinaudok geolokacijos funkciją ir surask savęs arčiausiai esančius renginius. O jei nerandi savo tinkamo renginio, susikurk savo vakarėlį. Galėsi vykdyti savo face kontrolą, nes programėlė leis nustatyti, ar visus priimti automatiškai. Ar reikalingas tavo patvirtinimas? Per daug pinigų išleidai besiruošdamas vakarėlį? Irgi nebėda, nes gali nustatyti renginio kainą vienam žmogui. Na, o mūsų laidos žiūrovam programėlė DeedGo siūlo galimybę užsidirbti. Organizuok vakarėlį per DeedGo ir gauk 5 eurus už kiekvieną naują programėlės vartotoją, kuris prisijungs prie tavo renginio. Taigi sumuštiniai ir nealkoholinis alus tau nekainuos. Atsisiųsk DeedGo ir nepraleisk nei vieno vakarėlio. Mantai, mėgėjų krepšinio lygoj treneris sako per daug motyvuojančią kalbą per minutės pertraukėlę. Ok. Žiūrėkit, vaikai, labai paprastas dalykas. Dabar tiesiog paimkite kamuolį ir pagalvokit, kas yra kamuolys. Tu gali būti kamuolys, jisai gali būti kamuolys. Tavo draugas Jokūbas buvo kamuolys, kai jis spardė tėtis. Ar tu norėtum būti kaip Jokūbas, ar tu norėtum būti kaip Emilis, kuris net neturi tėčio? Ar tu norėtum būti kaip Kristupas, kuris išeis dabar ir sutryps žiogelius iš Šilutės, kuriam net atvažiavo su savo autobusu, prikištom kuprinėm sumuštiniu, mes juos sutaršysim, suėsim, sulūpsim ir mums vaikai nesvarbu, kai jie iš vaikų namų. Wow. 17 eurų keliauja Mantui. Duok 20, iš manęs 3 atėmk. Atėmk 3, duok jam. Tai taip ir padarom. -3 + 3, jeigu tai prašaisi. Ačiū labai. Aš tiesiog primenu, kad Mantas daugiau už tave uždirba. Bet kokiu atveju. Ką gali Emili, žinoti? ratų apsirijęs gidas veda ekskursiją po Panevėžį. Эх ты нахуй, блядь, короче. Žodžiu, visų pirma, короче, girdi. Jeigu ką, čia ekskursija yra 8-tokam. Girdi, короче, vaikai. Žinai, čia geriausias miestas yra Lietuvoje. Čia yra šiuo momentu geriausias miestas visam pasaulyje. Šitą vietą, kur aš stoviu šiuo momentu, yra geriausia. Ir žinau, kad dabar -20, bet žinau, čia yra šilčiausia vieta šiuo momentu visam pasaulyje. Ir žiūrėkit, vaikai, šis kūrą visus myliu, blė, ateik čia, žiūrėk, Tomuką, ateik čia. Ai, tu nahui, Tomuką, pizda, blė. Žiauriai, karočią. Ką tu sakai, nori pamatyti? Nori Aleksiuką statulą pamatyti? Žiūrėk, karočią, pradžioje padarom taip. Jūs man galite babkinio duoti, man gumos kažkas duokite, aš už gumą jūs pravesiu, karočią. Aš jūs apėdžiosiu aplink gumą. Gerai, einam čionais, karočią. Ai, tu nahui, blė, žiūrėk, galim gal muzikos susileis, galim, žiūrėk, davai, Monika, paleis muzikos. Jo muzika eina. Karočią, čionais, blė, yra. Čia yra Aleksiukas, karočią, blė, pizdais. Bet maladėt, bahūras, aš pizda, aš jau, eik, na, aš statulą apsikabinėjau. Blė, pizda, Aleksiukas, kur, eik, na, va čia tai geras, blė, veikėjas yra, eik, na. Vau, koks šiltas žmogus Emilis Jokūbas. Paplokime Emilijai už visus apsikabinimus.
Dar 15 eurų iš Antano tiesiai tau keliauja už nuomą dabar, kurią reikia mokėti. Ir tau už muziką dar Jonai 2 eurai papildomai, gerai? Nice. Jonai, tavo eilė. Savo podcastą norintis turėti pilotas pranešinėja skrydžio informaciją. Labas vakaras, ponai, šiandien pilotas Žemės Sučinskis. Taip, norėčiau pranešti, kad šiuo metu skrendame virš Tenerifės, oro temperatūra šiuo metu Tenerifė yra 27 laipsniai. Mes nusprendėm su antroju pilotu, kad galvojam, kad jūs manus nelabai ir suprantat, tai galvojam, kad biškai geriau suprastumėt, mes paleidžiame podcastą. Tai būtent kai nusileisime nuo Žemės, galite pafollowint mūsų naują podcastą, vadinasi 2 bachūriukai, kurie mėgsta paskraidyti ir su mergytėm pasivartyti. .lt. Tai, ponai ir ponas, mes norėtume iš tikrųjų, kad dabar užsisektume saugos diržus, nes mes leidžiamės į mūsų podcastą. Wow, palaimė Jonai. Palaimė Jonai, aš tau išlyginsiu ir duosiu 14 eurų. Man tai. Įsižeidęs mokytojas moralizuoja vaikam, kad jie prisigėrė per rugsėjo 1. Nu, gražuoliai. Sėdim, garuojam. Malonu labai galvoja dabar mokytojai, čia užuost jūsų šitą brogą. Tu, Kalikauskaitė, alkoholikų dukra, nori kaip tėvai būti. Vardžiūnai, ble, dar pafilmuosi, iš klasės liksi. Vaikai. Pas manęs mokytoja atėjo istorijos. Sako, tavo visą klasę už elektrinės. Vakar geria. O kurvos manęs nepakvietė. Šaunuolis man tai dar 12 eurų keliauja tau. Ir galim pasižiūrėti... Beje, kalbant apie mokyklą, digi klasę, norėjau... Galim pasižiūrėti, kokia situacija yra piniginė šiuo metu. Tai Mantas turi 52 eurus, Jonas turi 40 ir Emilis turi 58 eurus. Paplojam dalyviam ir galim pereiti į kitą turą. Tai yra situacijos dviese. Tai viskas vyks panašiai kaip dabar, tiesiog pajungsim po 2 žmonės. Tai Emili ir Jonai. Pirma situacija jum. Morozas, džimo treneris, bando parduoti steroidų klientui, kuriam yra 90 metų. Nu, aš matau, kad tau sunku parduoti tikrai nebus. Tai, žodžiu... Sveiki, aš norėčiau... Ką? Girdi? Aš norėčiau, kad man pakiltų libido, nes mano jau žmonelė... Taip, žiūriu. Žiūrėk, nu kokias adatas esi bandęs iš vis gyvenime? Esi bandęs kažką įdurt? Taip, aš... Esi įdūręs jaučiu nemažai, ar ne kažkaip panikį, bet adatas. Esi įdūręs kažką. Taip, kiekvieną dieną mesgam su žmonelė, mesgam su adatom. Klausyk, turim čia naujausią, žiauriausią adatėlę čia mieste. Karočią, tau reikės įsidurti subinę. Žinai, į subinę reikės įsidurti, bet ne į subinę iš šono reikės durti, normaliai. Įsileisti 2 mg šnešnošnofilio. Taip. Ir karočią, tau tas libidas, viskas, tau užsikels, tu normaliai. Sūnau, pašokdinsi savo, kiek tu metų dabar, Kodėl mes ne namuose, sūnau? Kur aš Gerai, kur tavo piniginė, karočią, duok piniginę, davai. Davai. Kodėl mes ne namuose? Ačiū Jums labai vyrai, aš Jums duosiu po 10 eurų už šitą. Ačiū. Jonai ir Mantai. Vyras, kuris tiki, kad yra vampyras, ateina pas savamokslį odontologą. Kas būsi? Galiu būti vampyras. Gerai. Taip. Labą dieną. Sveiki. Ui, to šviesos. Galiu primažinti iš karto. O, gerai. Gal norit prisėsti iš karto? Ne, man patinka skraidyti. Supratau, aš turiu juoko dujų, jeigu... Aš ir taip geras dujų gamintojas kažką, bileka. Supratau, nusiraminkit, gerai? Nu, kodėl? Man tiek energijos, aš tik išgėriau, nesakysiu, ko raudono. Man... 5 ir 6 paruoškit šitam, gerai? Rastas, čia. Pailgintumėt iltis iki
iki bambos. Aha, supratau. Ok, bandysim. Man tik tai reikia dabar, jūs prisėskit, aš lempą nusuksiu, gerai, prisėskit. Aš turiu įsijungti YouTube'ą, pasižiūrėti, kaip tos iltis ilginasi, nes gyvenime nesu daręs. Palaimai, vyrai. Dar blemba po 12 eurų, negi man gaila. Gerai, paprašysiu jūsų dabar Jonai su Mantu apsikeisti vietom ir Emilį ir Mantai. Nekaltas paauglys prašo erotinės literatūros pas labai griežtą bibliotekininką. Gerai, paauglys ar bibliotekininkas? Gal geriau paauglys, blemba. Paauglys, gerai. Bibliotekininką nemokėsiu. Gerai. Emilis Jokūbas. Sveiki. Didysis skaitovas. Sveiki. Nu, ką šį kartą nori? Galit gal toliau biškį. Gerai. Dėl žmonių. Nu, gražuolį. Aš norėčiau tokių knygų, kur... Knygų, blema, geras, knygų į biblioteką atėjęs. Geras, kokią knygą Emilis Jokūbas norėtų? Su papo paveiksliukais. Biologijos 6 klasės vadovėlis tiks? Ne, aš noriu kažko kur daugiau. Emilį, tu dar nesi gražinęs nei 8 klasės, nei 9 klasės, nei 10 klasės vadovėlių. Tu ateini pas mane, prašai dar vieno vadovėlį. Bet čia, žinokit, gyvybės ar minties klausimas. Dabar man būtinai reikia, aš merginą susiradau ir aš nežinau. Ai, tu grožinės literatūros nori? Grožinės, erotinės. Erotinės? Erotinės. Kaip mylisi, kad knygui būtų parašyta, kaip reikia dėti pimpį į vaginą. Detaliai instrukcija. Emilį, Šauponas. žiūrėk, aš tau duosiu vieną, bet žiauriai gerą. Bet kurva, jeigu tu prapisi ir šitą, žinok, tada aš tave. Pasirašyk čia, uždėk štampą ir viskas. Palaukit, Emilis Jokūbas raudonkepuraitę pasiėmė. Ačiū labai. Leba, aš norėjau uždėti, kad čia vyro atvaizdai viršų. Po 15 eurų vyrai galite atsikeisti vietom ir keliaujam toliau. Emilį ir Jonai. Floristas įtikinėja agresyvų psichologą, kad jis nėra gėjus. Floristas įtikinėja. Aš floristas noriu būti. Floristas. Tai aš psichologas, kuris aš nesu gėjus, bet aš gėjus. Ne, aš tavį įtikinau, kad čia Maikas uždėtas, kad aš nesu gėjus. Gerai. Nu, ko skundžiatės? Sveiki, aš tai vat, žinau, jūs man ten praeitą apsilankymą, jūs ten minėjot, kad jau jeigu ten su tom gėlėm, kad aš žaidžiu ir kad vat, jeigu aš jau vyrui ten padovanojau tą puokštę. Baig, tu Emilį, viskas yra gerai, tu ir man prieš tai tas gėlės atnešiai, čia yra normalu. Ne, bet jūs man indikuojat, kad aš esu, jūs man sakėt, kad aš esu, kad esu homoseksualus, atsiprašau. Ai, aš sakiau, kad tu homoseksualus esi. Jūs man minėjot, Emilis. Ai, taip, jūs gėjus. Bet, aš jums kaip ir pasakau tada, aš užauginau tas gėlės, aš turėjau kaimyną ir aš jam tada padovanau tas gėlės ir aš pabučiavau lūpas, bet kaip iš... Senais laikais. Kaip iš graikų, romėnų laikų. Čia nėra nieko, atsiprašant. Kaip jūs jaučiatės dabar? Pilnoje erekcijoje. Bet čia aš manau, čia yra tiesiog nestresas, yra kalbėtis. O ten aš auginu kaktusą, turiu kaktusą labai ir aš mėgstu jos tokius, aš vyro organų. Čia labai gėjiška. Nuotrauką pasijungiu ir... Viskas, ką jūs pasakojate, yra labai gėjiška. Aš minkau tą kaktusą, kad jis užaugtų kaip ta varpos forma ir buvo atsisėdęs vieną kartą netyčia irgi. Jūs buvote atsisėdęs? Aš buvau nukritęs. Tai jūs gal buvote atsisėdęs ant indikus geakiumus kaktuso? Ant indikus geakiumus kaktuso. Tai viskas normalu, jūs turite įsitraukti iš užpakalio į spyglius ir jūs busit normalus, viskas bus gerai. Ačiū labai jums, ačiū. Plojimai, Plojimai. Ačiū Jums už šį nelabai jokingą etiudą. Į sveikatą. Lelas, ko, žinok, čia pizda kaip sunku. Ne, tai aš suprantu. Tik čia. Ne, viskas gerai, vyrai, aš Jums po 12 eurų duosiu ir galim keliauti toliau. Mantai ir Jonai. Gerai. Palangos verslininkas papirkinėja orų pranešėją, kad būtų geresni orai šią vasarą. Žiūrėk, aš dabar norėjau jūs paklausti. Palaukit, mes dabar filmuojam laidą, aš nesuprantu. Aš nesupratau. Taip,
Palangoje šiuo metu orai yra labai blogi. Ir mes kalbiname Palangos verslininką Vytautą. Vytautas Palangos. Taip. Sveiki, sakykit, ar oras, kaip sakant, atvykę klientus, matome pilnos gatvės žmonių. Tai viskas turėtų būti gerai. Bet aš jūs norėjau paklausti, negalite Vyto plus 20, plus 30 padaryti. Ne, mes žinot, kaip sako, prieš vėją nepapūs. Jeigu jūs persuktumėt, žiūrėk, tu dabar roda, ne, ir Palongo 19 laipsnių plus lietus. O jeigu aš tau pistintą iki šiandien papildomą, o tu parodyk 20 vėjų. Artūrai, išjung kamerą. Jeigu primunš, nu gerai, žiūrėk, klausyk. Jeigu tu ne, tu parodo. O kas tau pohui, tu gal melau? Aš beleką galiu. Tu sakai, ko raina prognozuojami yra, taip, dėkai viskas. O pas mums važiuom klientą, aš tau bašliauju. Tas įsijung mobiliak programėlį rodo, plus 14, tu pisti šiandien kapšulėje, saka. Kas pas tave šiandien koncertuoja? Kas koncertuoja? Butkutė. Klausyk, 5 bilietus su Butkutė. Nu, davai suveiki, padarai. Plus 5 laipsnė bus 5 bilietą. Labas vakaras, dar kartelį, mėly žiūrovai. Šiandien Palangoj plus 40. Laimai jums vyrai, negilėsiu, aš jums duodu dar po 16 eurų, nes ne mano pinigai, tai man pohui, kaip ir sakiau. Duok tada dar 2 eurus man. 2 eurai mantui. Dar kartelį paprašysiu jūsų apsikeisti vyrai vietom ir Mantai ir Emilė. Į porą open mic'ų užlipę komikai savo podcast'e aptarinėja, kaip savaitgalį užtūsino. Nu ką? Durns, blet. Suka, aš po to. Agirli, žiūrėk, dabar pradedam nuo tavo bairį. Davai, karoči. Karoči, tas apie bomžą troleibuse. Aš mačiu, aš publikoje sėdžiu. Skerdžiau. Ką? Skerdė. Tai tu ten Skerdyk. Kurva. Su chainsaw. Žmonės kurva kairuonį. Ardėsi kurva. Jo, bet gal nieks nematė žiūrovai, mes išėjom po to į gerį. Bet tas tavo bairis man labiausiai patiko, kur tu tenai sakai, mačiutė, karoči. Jo, ką mačiutė. Numi uždusinai, nahu. Užsmaugiai tą gaidę. Bet tai nieks užmyžai galvą. Bet tai nieks nežino, kaip aš po šito bairio aš nueinu prie Tuliko. Karočią stoju. Aš mačiu, buvo prie kažką. Jo, merga, sėd, prie mani. Sak, tu čia tas, kur smaugiai mačiu. Apisa. Ne. Ble, papysim šiandien. Bet jau kurva po trečio open mic'o, kai dėsi. Karočią, ble, aš gau, karočią, kad aš nebegaliu miestę praeit, nahu. Ne. Aš ėjau, karočią, mižų, nahu, brome, pajudėsi. Mižų brome ir karočią eina pana kažkokį. Pamatė. Sako, ble, čia tu, nahui. Jo, žinau, ta merga, jinai eina į kiekvieną open mic'ą. Jo, nori pysti. Ne, tu žinai, kad jinai irgi daro podcastą? Jie daro, žinau. Savaitės grifkos. Gerai. Palaimų jums vyrai. Ačiū jums labai, blemba, po 30 eurų. Bala nematė, po 30 eurų. Negi man gaila. Gerai, galim peržvelgti finansinę situaciją. Tai po šito turo Mantas Stonkus turi 127 eurus, Jonas turi 90 ir Emilis turi 125 eurus. Paplojam dar kartelį dalyviam ir galim pereiti prie situacijų su žvaigždėm, kur viskas lygiai taip pat, tiesiog įterpsim dar žvaigždžių. Iš pradžių pradėsim individualiai, pereisim po to į poras. Emili, Maybachas įrašinėja atsiprašymo video dėl savo suvalgytų šūkių. Karočią. Ble, krinžas, aš nemoku Maybacham priešino daryti, aš darysiu kaip man šiandien. Karočią, blėt, dabar galaškui, blėt, 3 dienas atsipalaidavau, blėt, niuchinau stajankį, karočią. Ir tokia depresūcha, blėt, užėjo dėl tų šūdų, nahuma, blėt, karočią. 3 lentyną, blėt, video padarė apie mane, nahui. Karočią, bet eilinį kartą aš įrodau, ką aš jums, blėt, sakiau senai visą laiką. Yra tam tikras viceministro patarėjas, nori mane sunaikinti. Paprasčiausiai stonkai mačiau, blėt, radistai, nahu, visi, blėt, katleriai, kurva.
Pisa man protą tam podcast'e, blėt. Aš mačiau, kaip jie žiūri mane, nahui. Aš kažkada, kurva, blėt, prie jų studijose jau, nahui, apsišykęs, blėt, kurva. Šūdai dremba, nahui, apsimyžęs, einu į tas tonkus, kurva, blėt, nahui, žiūri mane ir aš matau, kaip jis pavydį, nahui. Kurva, pavydį ir kviečia mentus. Atsiprašysi dėl tų šūdų ar nelabai? Blėt, nu nėra už ką atsiprašyti, seniai. Darbas toks, blėt, darbas toks. Europa, na. Nėra už ką atsiprašinėti. 13 eurų tavo myliu. Bravo. Jonai, Bronius iš Ragų moko, kaip reikia taisyklingai masturbuotis. Na, taip. Aš dabar papasakosiu, kaip reikia masturbuotis. Tai visų pirma turit būti berniukas. Nebūtinai. Gali, jeigu mergaitė gali irgi jums padėti, bet šiandien kalbėsime, kaip, aš irgi nežinau, kaip Bronius kalba, tai aš apie Tai va, tai masturbuotis reikia pirmą nueiti į juodą tamsų kambariuką. Taip, kad jeigu nėra, kaip sakant, ryšio priemonių, ar nėra telefono, nėra kompiuterio, reikia eiti į juodą kambariuką. O kodėl? Galima baltą rankšluostį įvest gal. Galima. Ir išgelbėti. Ačiū tau, Jonai. Gal su ačiū. Varkšaju. Duok 5 eurų. Duok euras. Labai sunku. Pavyzdžiui, Broniaus, atsimenat? Aš net nežinau, Tai kas šitas nekur... Ne, tai kurva šitas, tai yra putka, ai, masonai. O Bronius yra Bronius, blėt, reikia vieną personažą tą patį. Gerai, išslydo kontrolė iš mano ranko absoliučiai. Pagailėsim, blemba. Jeigu Mantas jau negaili, tai 5 eurai tau, Jonai. Ir keliaujam prie Manto. Ąžuolas Misiukevičius užvedinėja armiją prieš Žalgirio mūšį. Nu ką, skarlamutros, jotvingiai, žemaičiai ir lietuviai pajudinam savo šarvą, 1, 2, 3, atidarom ir kryžiuočiai svarom. Ačiū tau, Mantai. 7 eurai. Ačiū labai. Emilė, Vaidotas kaimiečio dirbtuvėse gamina laiko mašiną. Šiandien, sėklis, šiandien Vaidotas, šiandien, Daniuks ateina, Daniuks geras, Daniuks, ką Daniuks gamins mus šiandien gamins laiko mašiną. Oi, Gedriuks atbėga, Gedriuks, oi geras, Gedriuks irgi. Su Gedriuki Daniuk šiandien gamins laiko mašiną. Ką galima įdėti, blėt, į laiko mašiną, aš dabar galvoju, jo, Daniuką, čia baigia gaminti laiko mašiną. Padarysim, baigiam laiko mašiną, dabar paimam Daniuką ir įdedam į laiko mašiną, nes pats bijau eiti, testuosim ant Daniuką. Gedriuką irgi dėsim į laiko mašiną, įleidžiam šuniuksą į laiko mašiną, į Gedriuks iš paskas į laiko mašiną. Ir ten įveina, ten šviesus pradeda degti ir pasirodo, aš hujovai pagaminau tą laiko mašiną. Ir ten kažkoks įvyko dalykas, kad Universai jie susimaišė. Ir aš lauk, blėt, negrįžtų, nei Daniuks, nei Gedriuks. Išlenda Gedriukas suaugęs su Daniuku. Ta prasme, Daniukas toks skausmuose ir iš šono Gedriuko veidas išlindęs. Gedriukai vietoj Bibeso Moedas. Ir šneka taip pat kaip aš. Buvom laiko mašinai. Gerai, blaimai, Emiliu. Ačiū tavo, Emiliu. Vaidotas Brešina. 7 eurai, žinok. Jonai, Egidijus Dragūnas žiniuose skaito sporto naujienas.
Padaryk Egidijaus balsą. Sveiki. O, gerai, karočią. Biški buvau šokęs iš minties, karočią. Tai, karočią, ką man čia skaityti žiniuose, sporto? Aiktų. Vapšė, hebra, kam jau šiai įdomu, kur 5 prieš 50 vyrų, karočią, kur uždirba belenkokius lemonus, mėto į tą kažiuką. Karočią, tai jūs turit būti tie žmonės, kurie uždirba babkes. Kaip aš, karočią, aš normalus bičias, karočią, o jūs čia sėdit, aš nesuprantu, karočią, kažkokiem čia plemba. Ai čia, vapšė kamera, čia žinios yra, karočią, aiktų, karočią, belė kokią stumyklą, tai visa Lietuva zdarova, vapšė pofiktas, kašiukas, atvarom į Žalgirio areną, čia rugpjūčio 22 mano koncas, davai, karočią. Laimai Jomai, 15 eurų tavo poku, man, aš dar kartelį pasikartosiu. Mantai, Virginijus Šeškus braižo derinį Lakers komandai. You! Now, you, Baobab, come. Now listen, I English know. You play bad. Now you run, as you can run. You see how you can run. My son can run, but he's not Baobab like you. So you can not only run and jump. Now you. LeBron, bled. Come here. See this one, this row? Yes, it's my wife. Go to do picture. Okay? 1, 2, 3, Rudupis, bled, later. Palaimai, Mantai, 17 eurų tavo, negi man gaila. Gerai, galim pereiti prie situacijų dviese su žvaigždėmis, tai Emilį ir Jonai. Šustauskas pasakoja Šventajam Arūnijui, kaip naudotis Facebook grupe Praneš, kur keleivių kontrolė Vilnius. Gerai, aš būsiu savo tėvas. Tu tėvas. Pala, toj sekundę, blė. Pala, aš vairuoju taksį. Gal Akinynų saulės kažkur yra, gal kažkur Akinynų saulės yra, ne? Ne, labai žinau. Pala. Nu, kaip tu baisiai atrodai be akinių. Praneš, kur keleivių čia Vilniui tokią grupę turi. Mahui. Arintas aklas. O, šventasiai, zdorova. Vakar Kaune, karočią, buvom vakarėlį, žinai. Lygis aukštumoj. Kur sakai buvo? Lygis. Kaune buvom su Vilniečiais. Kaunas yra Kaunas, žinau, aš taip pasakysiu. Kaunas yra Kaunas. Bardelį buvom. Kaunas yra. Mergom, su Vilniečiais. Moteris aukštumoj, žinok, ta prasme, Klausyk, aukštuma. Naudojuosi viešojo transportu. Atsiprašau, man 650 metų. Tai tu ir įvedai, kaip sakant, įvedė normalus žmogus. Taip, aš esu šventasis, žinai. Dėl tokių žmonių, kaip tu, viešasis transportas pradėjo važinėti. Nesu baudos mokėti, to nei karto savo gyvenime. Šventas žmogus nemoka baudos. Tai žiūrėk, tai tau ir net nereikia nieko žinot, ką aš čia tau turėčiau papasakot, realiai, jeigu tu baudų nemokai ir nevažinėjai su viešoju transportu. O ką tu norėjai man papasakot? Aš norėjau tau papasakot apie naują Facebook'o grupę, Praneš, kur keleivių kontrolė Vilnius. Facebook. Ja. Facebook. Veidas. Klausyk, jeigu mes pradedam kalbėti apie politinius reikalus, čia mes kartu, man tai visi su anglėjimai, kas ten yra, anglicizmas ir panašiai, nesąmonė, čia yra Lietuva, čia turi būti... Žiūrėk, kas yra žodis Anglija? Tai yra nuo žodžio anglis. Anglis. O dabar Anglijoje anglis vagiai žmonių. Va, seniau rusenom, dabar anglėjam. Supranti, ką mums to reikia? Kas yra žodis Rusija? Rusija, tai... Rusys, neiki Rusija. Rusys. Po žemė yra. Po žemė, Rusija. Ačiū Jums labai, vyrai. Arentas aklas, eik mahui. Arentas atsintė žmogų. Tu kurna. Keičiam vietą. Praneš Karensui, kur praėjimas yra. Nelabai mato. Sveikas grįžęs. Gerai, galim tęsti toliau. Tai Jonai ir Mantai. Alfa patinas moko Žilviną Grigaitį, kaip kabinti panas. Rinkis, kas nori būti. Alfa, manau. Supratau. Gali būti beta. Gerai, žiūrėk.
Svarbiausia, ką paimti panikę, normaliai užversti visada reikia. Pamatai moterį, nieko nesakydamas, eini tiesiai, nieko nesakai, už rankos paimi ir pritrauki prie savęs. Galima klausimą. Nu. O kada paskutinį kartą tu matei moterį? Taip. Žiūrėk, dabar nesmė, turi prieit prie moters, ir trenkti ją į veidą. Trenk į veidą iš karto. Už ką? Už tą, kad jinai yra moteris. Taip. Teisingai. Supratau. Tu renki į veidą ir nešiesi ir viskas. Visas tas kabinimo menas ir yra, kuo sužavėti labiau moterį, tam, kad jinai tave prisimintų, tai iškart trenk. Ten jau kažkas kitas tavo pamoką išmoko, man. Ačiū labai. Šaunuoliai vyrai, po 13 eurų keliauja jums, dar kartelį paprašysiu pasikeisti vietom ir Mantai ir Emilį. Kita situacija jums. Samoška ir Orijus filmuoja kelionių laidą Amsterdame. Kas būsi? Tu Samoška, be kalbų. Nu, ko jūs keliautojai? Sveiki, visi žiūrovai. Jo, šiandien mes su Oriju lipsėm į piramidę. Į piramidę, lipsime į piramidę, į seną užmirštą praeito amžiaus relikviją. Jo, Orijus vis kelion mane išnekėjai, kad čia, saka, reik lipti paprasta, bet mes lipsėm dainuodami lietuviškas dainas. Ne šiaip, tai paprasta. Lietuviškas dainas. Tai Orijau, pradedam kopėjimą ir lipam jau. Ir lipam. Bet tu tik to munstė pats argi nečiupinė. Ne. Gerai, lipam, nu ir. Svajoklį, mielas svajoklį, tai ne tavo žvaigždė, tai tik skubantis skriejanti toli, tai tik Orijaus tylė. Dar vienas muzikinis kūrinys mūsų komediniai laidoj. Po 15 eurų keliauja jums vyrai ir galim eiti prie kitos situacijos. Emilį ir Jonai. Tarzanas ir Petras Davidaitis protmušyje atsakinėja į klausimą, kas parašė Lietuvos himną. Jonas ir Emilis. Yes. Tarzanas ir Petras Davidaitis protmušyje atsakinėja į klausimą, kas parašė Lietuvos himną. Kas nori būti? Petras Davidaitis. Petras, kur dremba? Grietinis Petras. Kur dremba? Aš galiu Tarzanas būti. Tu Petras, žinai? Gerai, bandom. Tai Petras man sunkiai bus padaryti. Lietuva. Jau, what's up, šeikelė. Nėra, yra bus su majoneziniu, su grietininiu, karočią. Pisim karočią klausimų. Kas grietininius, pats tu grietininius. Pisim karočią klausimų, davai Petriukas karočią, kas čia parašytas, sik, nėra, yra bus. Kas parašė Lietuvos himną? Fucking him parašė. Neįtikėtina, bleba. Man nieko nereikėjo daryti. Tokia jau situacija. 20 eurų Emiliui ir tau 7 už pastovėjimą. Jonai ir Mantai. Remigijus Žemaitaitis perka padėvėtą Passatą iš Petro Gražulio. Kas nori būti Tai rinkis? tu rinki, žinau. O, visi sunkus šitie du, visi žmonės. Okay. Gerai, aš galiu būti Petras. Gerai. Tu vien gėjus vaidini šiandien kažkaip. Aš? Nu, dabar vėl. Petrą Gražulį, jo. Na, Petras, kodėl? Samoška prieš tai buvo. Klausyk, žiūrėk, man čia nusimato didelė kelionė. Labai didelė. Kur skrisi? Na, čia aš galiu pasakyti, labai didelė kelionė. Aha, gerai, ir aš kur kelionė? Tarp Atlantinę. Aha, į kokį miestą, blėt? Pohui yra į kokį miestą. Supranti, su keltu, man reikia automobilio. Supratau. Sakė Šustauskas, kad turėjo automobilį. Žiūrėk, Remiga, aš tau galiu iš karto padaryti, tu tik tai užsiviniok ant savo bybio koloratkę. Jo. O aš tada tau paduosiu tokius batus su sprandžinom. Ir tu galėsi šuoliuot nahui į tą savo Ameriką ir palik man vietą Briuselį. Klausyk, bet tu Passatą turi, ar ne? Neturi Passato? Aš Passatą turiu. Pasasanintą. Neįtikėtina. Dar po 13 eurų keliauja jums. Zenkuoja, Varzu. Pasiemu aš tą žodį savo žodį. Pasikeisti. Pasasatala.
Mes su Emiliu vėl? Jo, vėl su Emiliu. Ir Lorenzas ir Armanis apiplėšinėja moteriško apatinių parduotuvę. Aš ne vieną nežinau, kaip jie šneka. Kas yra Armanis? Jie yra pasmerkti serialo veikėjai. Kur taip šneka? Ką tu, blet? Šitaip. spėju, kad pataikai, žinok. Tai gerai, tai čia man yra skirtumas, arba tas ar tas taip pat šnekės. Apie plėšinėją moteriškų drabužių parduotuvę. Ai, o čia nėra tas, kur va tai pavaidina, ble. Ką? Šuns nukiku. Pasiėmės. Klausyk, viskas dėk kaukę. Da. Einu. Nu, dėk kaukę. Dedu kaukę. Va ir manis tik tai tu dabar kveiti, blėt, ni šutiš, ni šumiš. Davai, įeini ir sakai, parodai savo papus. Taip, parodau papus ir sakau, ei, šunsnukiai, rankas aukštyn, mes tikrųjų tikriausiai mafijozai, o ne kažkokie aktoriai paimti šalantą, kurie nesupranta, kaip vaidinti mafiozus. Rankas aukštyn. Nu, tu ir debilas. Gerai, bravo. Turi. Dar blemba, po 20 eurų jums. Maladėc. Ir galim grįžti atgal į savo vietas ir peržvelgti mūsų finansinę situaciją. Tai po šio turo Mantas Slonkus turi 212 eurų. Nice. Jonas turi 143 ir Emilis 200 eurų. Paplojam dar kartelį. Ir galim keliauti į paskutinį raundą. Tai turim lentelę, turim 3 pasirinkimus. Labai linksmas kažkas, pavyzdžiui, sakykime, labai linksmas Emilis Jokūbas bando įtikinti Mantą Stonko, kad jis turėtų gyventi jo namuose. Tokia situacija gali būti. Tada kažkas sako kalbą prezidento rinkimų debatuose ir Nerijus Kesminas komentuoja kažką. Kas Kesminas Nerijus yra? Komentatorius futbolo. Kaip šneka? Nerodys. Tiesiog ne kągi visada sakyk. Tai, Jonai, kadangi pas tave yra pinigų mažiausiai, gali pradėti pirmas ir skaičiukas matuoja sunkumą. Labai linksmas. Ai, ko sunkesnį, to daugiau pinigų gausiu? Nebūtinai. Nu gerai. Labai linksmas. 3. Labai linksmas gydytojas praneša, kad tau liko gyventi 2 savaitės. Gerai. Labas, gulėtojau! Nu, pasisuk, pragulų dar neatsirado. Tai reiškia, kad dar 2 savaitės gyvensi. Viskas. Ačiū. 7 eurai, viskas. Emili, tavo eilė. Aš tai parizikuosiu, kadangi esu, sakykime, improvizacijos virtuozas. Neslėpkim to fakto. Labai linksmas, kurį tu įmėjai skaičiuką? 3. Aš imu 5 sunkiausias, ne? Taip. Aš, kaip sakant, noriu patestuoti, nes man per lengvas šitas žaidimas. Labai linksmas vaikinas praneša savo merginai, kad ją pastaruosius 5 metus išdavinėja. Ei, wow, kas katina gerą. Ei, čia, karočią, pirmas dalykas, tu baisi nahui, tu šlykšti šliuką pizda. Nu, nahui, kiek mes metų kartų, neatsimenu, aš pasakyk, nes man tokie dalykai neįdomus. 5 metus. Ai, va, 5 metus. Jo. 5 metus, tai žiūrėk, karočią, žiūrėk, būkim bėdime teisingi. Biškilo ašarą. Biškilo ašarą, ne? Žiūrėk, dabar padaryk dabar taip, žiūrėk, va taip, nuleidi galvą, op, į pavostai. Eik nahui, gerai. Paprasme. O, patikėk, ne, žinai, aš tą einu visą nahui. savaitę tavęs nebuvo iš vis. Ne, Visą pradėkim nuo to. Patikėk, ne, aš einu nahui, ant mano eina nahui. Žinai, Eina į mano nahui. vienintelis dalykas, ką tu gali pasakyti, tai keiksmažodis, supratai, tu iš vis normaliai su manim nekomunikuoji ir nešti. Gerai, aš tada tą ir darysiu, tai žiūrėk, jeigu tik tais galiu sakyti keiksmažodžius, O tai... tu toks supistai malonus iš vis čia žvengi kažką. Nes man labai linksma išdavinėti tave su kitom bobom. Tu šunsnukė. Aš vyras? Taip. Neįtikėtina, 17 eurų Emiliui ir 7 eurai tau už pagalbą. Yes! Mantai, tavo eilė rinktis. Tai gal Kesminą paimkim Už? kokį nors už 5. Gerai, Už sužinosim. 5. Dabar realiai išgirsim. Nerijus Kesminas komentuoja, kas vyksta Bardako fotobudelėje. Labas vakaras, ponios ir ponai. Mažas ekranas, daug emocijų. 2 skirtingos komandos. 2 skirtingi lytiniai organai. 2 skirtingose vietose. Pradžioje mes turime epizodą, pirmąjį epizodą, kuomet mergina suauska. Mąstė. Tiesiog. Žiūri į budelį ir džinsai. Atrodo eiliniai džinsai, tačiau neapsigauti. Netrukus mes galim pamatyti ataką ir jo, lenda bibys. Nemažas bibys, turiu pasakyti.
Ar bus atidaryta burna atsidaro? Ir mes turim įvardį. Ar tai buvo surprizas? Nemanau. Galbūt tu ir galėjom tikėtis. Pažiūrėsim, kas bus toliau. Vau. Wow. Bravo. 25 eurai tau, Mantai. 25 eurai. Jonai, tęsim toliau. Okay. Taip, tai man visai patiko Kesmino, tai noriu sugadinti iš tikro Kesminą. Tai, kadangi vis tiek, aš pirmą kartą čia, tai vienetą įimu. Vienetą. Nerijus Kesminas komentuoja Žalgirio mūšį. Na kągi. Na kągi, nusikelkime į 1410 metus ir kągi mes čia matome. Matome lietuvius, puikiai nusiteikę lietuviai kariauja prieš, žinoma, žmonės, kurie nori mus pakrikštyti. Tai žmonės, kurie nori pakrikštyti ir nori pakeisti mūsų istoriją. Ar lietuviai duos pakeisti istoriją? Nemanau. Na kągi, matome, taigi lietuvių galvos krenta, rankos krenta ir kągi daro Vytautas. Jisai atsitraukia, ponai ir ponios, liko vos 15 minučių iki rungtynių pabaigos ir lietuviai atsitraukia. Kągi mes matome, jie sugrįžta su didelė jėga, jie sugrįžta su smūgiais, jie sugrįžta, ponai ir ponios, nukalta galva didžiausio vadovo iš Vokietijos. Mes norime pasakyti, kad Lietuva, ponai ir ponios, Lietuva laimi ir nieka nekrikštyta. Ačiū. 10 eurų tau, Jonai, ir dar man tai 3 eurai už pagalbą. Prašom. Emilį. Nu gerai, aš visi darom Kesminą. Kesminą. Nu, kurį nori? Ketvirtą. Nerijus Kesminas komentuoja naujųjų metų vakarėlį. Wow, fucking koksas ta. 4 komandos, amfetamininius matom kokaininius, matom kristalmetamfininius, matom fentanilinius ir visi jie bendrą katilas verda. Wow, na kągi. Nepaslaptis irgi pasisu padėgustavęs amfetamininių, na kągi. Tikrai vakaras, įtampa kyla, 5 bachūrai, na kągi. Ir viena pana visi žiūri tą paną ir sako, na kągi. Šiauliuolis Emilį, 16 eurų. Galiu pasakyti, nuo Stonkus iki Emilio čia buvo tik kuo labiau apsitorčinis Kesminas. Čia buvo biškiai, o čia buvo labai. Jo, ir situacijos tokios, kuo labiau apsitorčinis. Man tai, tavo eilė. Prezidento dar nebuvo, ne? Nebuvo. Gerai. Sako kalbą prezidento rinkimo debatus. Tai čia kažkas, ar ne? Taip, kažkas sako kalbą. Nu, duokit už 5 tada. Už 5. Lauris Reinik sako kalbą prezidento rinkimų debatuose. Ir aš bėgu per sieną vėl ir аз не змарцємуанус Lauris Reinikis uz prezidentus. Jūsu prezidentus anuona kadencija itin šveplus vyrus. Dabar gali turėti labą gretą vyrą. Jeigu norit balsuoti uz Lauris Reinikis, paskubėki vėl, atiduoki vėl. Gerai? Wow. Neįtikėtina, man tai dar 13 eurų keliauja tau ir Jonai, tavo eilė. Tai važiuojam paskui, tai sako kalba prezidento rinkimuose 4. 4. Farų užkadrinis balsas sako kalba prezidento rinkimų debatuose. Lietuva, 2025 metai. Norėčiau pasakyti, kad pirmą kartą matote mane gyvai, pirmą kartą matote mane ne už kadro. Ir aš žinau viską, kas Lietuvoje dedasi blogiausio ir aš to žmonės iškart pasodinsiu. Jeigu balsuosite už mane, aš pasodinsiu netgi Joną Jačiunskį į kalėjimą, nes jis beleką sau leidžia. Tai... Atsiprašau, kas yra Jonas Jačiunskis? Taip, kasgi yra Jonas Jačiunskis? Ai, aš pavardę pamiršau, atsiprašau. Atsiprašau, tikrai. Tikrai atsiprašau, pavardę pamiršau. Ja, tai. Atsiprašau.
Stūmė. Žinai ką? Kaip Aš galvoju, kad čia bairis. Kaip faro komentatorius pasakytų, stūmė ir užstūmė. Aš tau už šitą duodu 40 eurų tiesiai iš Antano sąskaitos. Tiesiai iš Antano sąskaitos tau. Važiuojam. Man tai susinervinai labai, gal norėjai pats pabandyti faro balsą. Ką čia bandysi? Ką čia bandysi, geriau jau nepadarysi, ne? Taip. Ar pabandyti? Gali pabandyti, jeigu nori. Gerai. Vilnius. 25 metai. Kas čia buvo, kas suvėlė, susipiso lietuvėlė. Žemaitaitis ir Dragūnas vėl įkišo savo sūnus. Užkadrinis balsas sako, kas už NATO šiemet stato. Ir Europą, ir kiti, tik Amerika jau užmaršti. Dabar galvoju, ar iki galo rimuot, ar pasakyt, toliau bus vykstama į rinkimų štabą ir bandomi priduoti biuleteniai. Ačiū. Laimim. Duosiu aš tau 6 eurus. Nekonkursinis buvo, nekonkursinis čia buvo. Bet aš tau 6 eurus, ne mano Ačiū. pinigai. Aš Labai taip gerai. ir sakiau, absoliučiai pohui man. Emilį. Pala, tai prezidento rinkimus kokie skaičiukai buvo? Prezidento rinkimuose buvo 4 ir 5. 4 ir 5, nu tai 3 tada, davai. 3. Rolandas Mackevičius sako, kalbės. Taip. Labą vakarą, žinau, jūs man labai uždavėt daug nepatogių klausimų. Tai ar kelsiu algas, ar Lietuva taps aukščiausio rango pasaulį kontroliuojanti šalis, irgi negaliu atsakyti, bet žiūrėkit. Kaip visi žinote, aš esu The One. Aš vairuoju automobilį su numeriais The One. Aš turiu šeimą. Mano sūnus uždirba daugiau negu visi jų sudėjus. Aš negaliu toliau, aš žinau, kad stonks supiks. Atsiprašau labai, Emilį, nenorėjau tikrai. Ne, Karolandas. C4 jo numeriai. C4? C4 O ne The One? Ne, dabar ant Lambo C4. Tu juokauji, C4. Porsche galvoji vis dar važiuoja. Ai, tu Ką galvoji, kad Rolka bomžas? Ne, pala, gerai, reikia pagalvoti. Mums jau sek prezidento rinkimus. Gerai. Na, tai jeigu mane išrinksit prezidentu, aš jums prižadu, kad tikrai visi uždirbsit tiek pat, kiek aš. Ar jums atsibodo valgyti bulves? Ei, bulveveidžiai! Ei, padugnės! Ar jūs norit paragauti midijų? Mano šūkis - balsuok už mane, midijos visiems. Na, 15 eurų tavo rinkiminiai kampanijai. Man tai tavo eilė. Aš nedariau labai linksmo kažko, ne dar? Nedarėjai. 1, 2 ir 4 laisvą. Ką siūlai, kurį skaičiuką? 2. 2 yra 2, labai linksmas 2. Labai linksmas dėdė užkasinėja kaimynų vaikų šunį. Vaikai, norit pažiūrėti, kaip dėdė tetą savo užkasą. Galvojat, kad čia šunys numerį. Dėdė irgi galvoja, kas su teta gyvena, kol neprimyžo į lovą. Vaikai, ateikit, pažiūrėkit dabar kaip dėdė. Nori mergytę, nori tą mergytę mano ateikti, mažą, ką? Nori, kad dėdė parodytų, koks yra kaskapis kišeniai, ką? Nori, dėdė nebijok, dėdė mergytis nečiupinės. Dėdė berniukai patys. Va, netikėtina man tai dar 14 eurų duodu tau. Prasukam dar vieną ratą. Jonai, tavo eilė rinktis. Labai linksmas 3 buvo, ar 4? 1, 4 labai linksmas. Tai 4, labai linksmas 4. Labai linksmas prezidentas pranešinėja, kad Lietuvoje siaučia pirmas serijinis žudikas. Tai va. Sveiki visi. Šiandien žinau, kad nesitikėjot, kad baigsis krepšinio transliacija, bet turim tokią nuskubę naujieną, kurią reikėtų žinoti, kaip sakant. Tai labai vaikščiot daug nesivaikštom šiandien, sveikatos nesižiūrim, nes gali greitai viskas ir pasibaigti. Kodėl gali pasibaigti? Dėl to, kad Lietuvoje, ir nukrito kelios galvos žmonėm parke. Tai jeigu norite, kad galva jūsų šiandieną nenukristų, tai, kaip sakant, likite namuose ir apsikabinkite savo antrą pusę. Ačiū labai, Jonai.
duodu tau Belė ką duok. 23 eurus. 23. Kas galvoja, šovė, žinok, absoliučiai pervertinta Koks, baimė dabar. Turi, bet nieko baisaus. Emili, tavo eilė. Labai linksmas vienas. Labai linksmas vienas. Labai linksmas kunigas daro paskutinį patepimą. Kas yra paskutinis patepimas? Prieš Aš mirtį. savaip sugalvosiu. Na, berniuk. Wow, Dievo sūnus, duok galvytę. Duok lupytės. Oi, berniukas, blemba. Gerai. Gerai, taip. Taip, aha. Dėk subinytę. Aha, statyk subinytę. Va, prašom. Šeima visą, va, tėtis, mama, ateikit, žiūrėkit. Darysim paskutinį patepimą. Tiksliau, gal turėčiau pasakyti paskutinį sutepimą. O taip gal aš turėčiau. Žinot ką, 52 eurų, Emili, tau. 52 eurų. Man Wow, aš neįsivaizduoju, kaip aš reaguočiau, jeigu su mano vaiku prieš mirtį taip neelgtųsi. Eiktų, na, taip. Ko nėra, bet ką, spausk savo nuožiūrą. Markas Žukauskas sako kalbą prezidento rinkimų debatuose. Ar bandom kitą? Pabandom, kiek galiu Pabandom. pakeisti. Tai aišku. Nu, duok vienetą. Justinas Rinkevičius. Brangus Lietuvos serai. Brangus. Ta prasme, ar jums nenusibodo gyventi, pavadinkim taip, hujovai. Ta prasme, kur tu išeini į gatvę ir ten veipina, ten važinėja paspirtukais, ten mergaitės plačiais džinsais. Ta prasme, brangus bičiuliai. Jeigu aš būsiu prezidentas, visų šitų šiukšlių iki 80 metų, 18, norėjau pasakyti metų, nebeliks. Liks. Tik tai vienas dalykas. Geras vakaras ir gero vakaro šou kiekvieną dieną per kiekvieną televizijos kanalą. Brangus bičiuliai, ačiū Jums labai, Jankevičiaus numeris 1. Wow. Aš tau duodu 27 eurus. Galim peržvelgti finansinę situaciją. Tai Mantas Stonkus turi 300 eurų, Jonas turi 230 eurų ir Emilis turi lygiai taip pat 300 eurų. Pablokim dalyviam, aš jums dar nuo Antano po 300 eurų pridedu. Ačiū Jums labai susirinkusi, ačiū kad žiūrėt mūsų laidas. Sekit Kadu Comedy Instagram'e, susitikim kitais kartais. Ačiū labai ir ate.